Jeigu rytas be lietaus, vadinasi mes vėl keliausim prie jūros. Šįkart vos išlipusios iš mašinos jau girdėjome labai didelį bangų ošimą, tačiau vėjo nejautėm, bet kuo toliau einant link jūros, tuo labiau jautėsi stiprus vėjas. Daug juokėmės, kol susitvirtinom savo hamaką. Buvo kilusi mintis, kad skrisime kartu su savo laivo būre, bet savo stipriom rankom šiaip netaip surišom ir bandom sėstis. Mano manimu buvo labai geras pasirinktas variantas stovyklavietėj, labai daug šakų, už kurių galėjom užsikabinti šniūrus. Minus vaikystę dar spėjom palaipioti ir medžių šakomis. Darėm nedidelę užuovėją ir žiūrėjom, ar užteks kaitros blynams, bet manau ganėtinai puikiai sekėsi, tik šį sykį pamiršau pasiimti šaukštą, tai teko iš bendro bliūdelio piltis į keptuvę, kas gavosi visai smagus, dideli lietiniai. Trečias kartas, kai mes pusryčiavome prie jūros ir kiekvienas rytas yra absoliučiai skirtingas, šiandieninis vėjas tikrai nesugadina mūsų labai skanių blynų, kaip tik davė savotiško šarmo. Nepraleidom progos dar palakstyti ir po audringą jūrą. Didžioji paplūdimio dalis buvo net užlieta vandens. Kiek dar pabuvusios nusprendėme ieškoti geresnės, ramesnės vietos, nes labai norėjosi pasėdėti ir papiešti. Čia jau buvo šiek tiek sunkiau surasti tinkamą vietą, nes šakotų kamienų beveik nebuvo. Ir kaip nėra neįtikėtina, kad šiek tiek paėjus nuo kranto, jokio vėjo, absoliutiškai jokio vėjo, tik tais didžiulis bangų ošimas girdi. Gal turėjom ir šiek tiek keistai atrodyti praeiviams žmonėms, kad dvi merginos sėdi ant hamako vidury pušyno. Bet man buvo iš tikrųjų labai smagu, mes ir papiešėm, ir vėl pavalgėm, ir vėl papiešėm, ir vėl skaniai pavalgėm. Jeigu būtumėm ilgiau pabuvusios, gal būtumėm netgi ir pietų miegelio pamiegojusios. Šiandien tiek iš mūsų mažo nuotykio. Iki!